Sveiki nuostabų žiūrovai, su mumis kaip visada astrofizikas, mokslo populiarintojas Kastytis Zubovas. Ir iš tiesų dar pasidžiaukime, Osiris Rex kapsulė sugrįžo su benu mėginiu į Žemę. Didžiulis pasiekimas, laukia tyrimai, galbūt kažkada Kastytis apie juos papasakos ateityje. Sveiki. Taip, benų kapsulė, kai įrašinėjame šį epizodą, dar turbūt yra nepajudėjusi iš pagavimo vietos į NASO's tyrimų laboratorijas, bet netrukus tenai nukeliaus. Kaip žiūrite, šį įrašą jau greičiausiai nukeliavusi, priklausomai nuo to, kada žiūrite, gal jau yra atidaryta, o gal jau ir kokių nors naujienų girdėjote apie tai, kas tenai atrasta. Bet mes pasižiūrėkim į kitas naujienas, kurios gal netiek labai daug žiniasklaidos dėmesio susilaukia. Pirmoji naujiena yra apie Saulės vėją ir jo sąveiką su tarpplanetinėmis dulkėmis. Apskritai Saulės vėjas yra dalelių srautas nuolat pučiantis nuo Saulės. Tai daugiausia elektronai ir protonai, bet pasitaiko ir sunkesnių dalelių branduolių. Kelių šimtų kilometrų per sekundę greičiu nuolatos toksai srautas lekia iš Saulės ir užpildo Saulės sistemą. Pagal kai kurios apibrėžimus Saulės sistema būtent ir yra tas regionas, kurį užpildo Saulės vėjas. Saulės vėjas nėra visiškai tolygus, jame būna įvairių sutankėjimų, tokių kaip, pavyzdžiui, plazmos pliūpsniai vadinami vainikinės masės išmetimais. Tai yra Saulės vainike susidaręs sutankėjimas dėl magnetinių laukų susisukimo ir persijungimo, staiga yra atkabinamas iš esmės nuo Saulės ir išmetamas lauk. Jeigu toks vainikinės masės išmetimas, tarkim, pataikytų į Žemę, tai jis gali sukelti labai daug problemų. Tokių kaip pavojus, pakenkimas palydovams įvairiems, tiesiogiai jų elektronikai, pavyzdžiui, net ir antžeminiai elektronikai, taip pat tų pačių palydovų orbitas gali paveikti dėl to, kad tas pliūpsnis įkaitina atmosferą ir atmosfera ima plėstis, dėl to palydovai ima leistis žemyn, kadangi staiga aplink juos sutankėja atmosfera. Ir taip toliau, žmonėms gali turėti sveikatą įvairių poveikį ir panašiai. Jeigu dabar tai įvyktų, tai mūsų transliacija atsijungtų čia tą įrangą, užgestų, ne? Įtariu, kad taip, nes dalis infrastruktūros, ypač svarbiausios visokios kritiškai svarbios jautrios, yra apsaugota nuo tokių poveikių, tačiau toli gražu ne visa. Taip, kad tikrai labai tikėtina, kad tarp mūsų kompiuteriai ar interneto ryšys tarp mūsų imtų ir nutrūktų. Bet laimiai tie pliūpsniai, nors pasitaiko jie palyginus dažnai, bet jie yra santykinai lokalizuoti ir lekia tiesiog praktiškai tiesia linija nuo Saulės, taip kad jeigu nėra nutaikyti tiesiai į mus, tai į mus ir nepataiko. Visgi, kuo toliau, tuo daugiau stebim Saulę, stebim tai, kas joje vyksta ir tos pačius vainikinės masės išmetimus, stengiamės juos prognozuoti, nagrinėti, kaip kas vyksta ir kokį poveikį jie turi savo aplinkai. Ir tasai vienas iš galimų poveikių yra poveikis tarpplanetinėms dulkėms. Tarpplanetinės dulkės tai yra tiesiog įvairios mažytės dulkelės, kurios faktiškai užpildžiusios visą tarpplanetinę erdvę. Tai yra mikroskopiniai grūdeliai visokie, kai kurios iš jų patekusios į viršutinę Žemės atmosferą sudegdamos sukelia tą krintančių žvaigždžių efektą, nors tai dažniau yra šiek tiek stambesnės ir labiau koncentruotos dulkelės iš visokių kometų, uodegų ir panašiai. Bet šiaip tų tarpplanetinių dulkių yra visur. Saulės šviesa nuo jų atsispindėdama sukelia efektą vadinamą zodiakinę šviesą, kurį galima matyti esant geroms sąlygoms naktį. Galima matyti, kad ties ekliptikos plokštuma, tai yra ten, kur juda Saulė, Mėnulis ir planetos, matosi toksai balzganas švytėjimas, ypač artėjant prie Saulės dangaus skliaute.
Tai va, bet tos klausimas yra, o kaip Saulės vėjas tarpplanetinės dulkes paveikia? Akivaizdu, kad tas Saulės vėjas, kuris vidutiniškai visada pučia, jis jų nepašalina, neišpučia, neiššluoja, nes kitaip tiesiog tų dulkių nebūtų. Tačiau vainikinės masės išmetimai, jie greičiausiai efektą gali turėti. Ir dabar pirmas sykį pavyko tokį efektą užfiksuoti. Ta padarė NASA zondas Parker Solar Probe, kuris skraido labai arti Saulės. Ir būtent tai ir buvo svarbiausia priežastis, kodėl pavyko užfiksuoti tokį poveikį, tą pliūpsnio poveikį dulkėms, nes jeigu stebime, tarkim, iš Žemės, tai mes stebime tas dulkes pro jau gana didelį dulkių sluoksnį, kuris niekaip nėra paveikiamas ir bandome pamatyti, kas tenai kažkur toli įvyksta. Įsivaizduokim, kad turim labai, ar net nebūtinai labai tankų, bet tiesiog turim rūką ir žiūrėdami pro tą rūką bandom pamatyti, kur nors tenai tolumoje kas nors bando pūsti ir prasklaidyti jį. Tai jeigu tas pūtimas yra kelių metrų atstumo, mes stebime iš kilometro atstumo, tai greičiausiai nieko nematysim. Čia panaši situacija. Bet jeigu mes prieitume ir tik kažkas tenai, tarkim, mosuoja ir bando rūką išsklaidyti, ar pučia orą, karštą ar dar ką nors, tai tada ir pamatytume, kad kažkas vyksta. Tai čia tas pats buvo. Parker Solar Probe skraido labai tokia ištesta orbita šiuo metu, kuri priartėja labai arti Saulės, vos per kelis Saulės spindulius nuo žvaigždės ir nutolsta toliau negu Venera ir tada vėl priartėja, vėl nutolsta, vėl priartėja, vėl nutolsta. Taip, kas keletą mėnesių praskrenda šalia Saulės. Tokia orbita pasirinkta iš esmės tam, kad zondas spėtų atvėsti, nes priartėjęs labai prie Saulės, nepaisant visų tų apsauginių mechanizmų, jis vis tiek įkaista ir tada nutolsta tolyn, kad galėtų lėtai po truputį atvėsti ir tada dar sykį perskristi ir dar sykį ir dar sykį. Ir taip jis keletą kartų skrido ir vis darė aplinkos nuotraukas. Tose aplinkos nuotraukose galima įvertinti, kiek yra tarpplanetinių dulkių pagal tai, kokia yra, galima sakyti, foninė šviesa. Ne į Saulę žiūrint, kiek švytėjimo yra, bet šalia kur nors kitomis kryptimis žiūrint, vis tiek yra foninio švytėjimo ir tas švytėjimas iš esmės proporcingas tarpplanetinių dulkių koncentracijai tą kryptimį. Taigi, mokslininkai išanalizavę 4 tokių praskridimų duomenis, nustatė, kad vieno praskridimo metu pernai rugsėjį buvo užfiksuota gerokai mažiau šviesos negu per 3 ankstesnius praskridimus identišką orbitą. Ir šitas šviesos lygio sumažėjimas kaip tik sutapo su milžinišku vainikinės masės išmetimu, kuris kaip tik pataikė į zondą. Ir galima sakyti, kad zondas kirto to plazmos pliūpsnio kelią. Zondas tą atlaikė, nes jis pritaikytas, jis sukurtas su tą mintim, kad skraidys labai arti Saulės ir jį tikrai gali tokie pliūpsniai pataikyti. Taigi zondas tą atlaikė, bet jis pamatė, kad foninės šviesos labai sumažėjo kuriam laikui. Tiesa, neilgam. Gana greitai atsistatė tada vos ne per keletą ar keliolika minučių atsistatė ta šviesa, bet toks trumpalaikis sumažėjimas buvo. Ir iš to sumažėjimo astronomai įvertino, kad tas pliūpsnis dulkes nustūmė nuo Saulės aplinkos bent 10 milijonų kilometrų. 10 milijonų kilometrų yra apie 7% atstumo tarp Saulės ir Žemės arba keliolika Saulės spindulių. Saulės spindulys yra maždaug 700 000 kilometrų, o atstumas nuo Saulės iki Žemės yra 150 milijonų kilometrų. Taigi 10 milijonų kilometrų, tai tarp planetiniais mastais gal ir neatrodo labai daug, bet vis tiek tai yra toksai gana reikšmingas atstumas, kiek tos dulkės buvo pastumtos.
Tiesa, tai buvo vienintelis toksai užfiksuotas zodiakinės šviesos susilpnėjimas, bet ne vienintelis vainikinės masės išmetimo pliūpsnis, kuris pasitaikė Parker Solar Probe kelyje. Taigi atrodo, kad ne kiekvienas vainikinės masės išmetimas nušluoja tas dulkes. Kodėl, kuo jie skiriasi, kol kas vienintelis matomas skirtumas yra tas, kad šitas pernai rugsėjį vykęs išmetimas, jis buvo daug galingesnis už kitus. Taip matyti yra tam tikra energijos riba, ar galbūt plazmos tankio riba, kurią reikia pasiekti tam, kad tas pliūpsnis galėtų nušluoti dulkes. Bet iš aplinkinių regionų dulkes labai greitai užpildė tą susidariusią ertmę. Kas irgi yra nekeista, nes vėlgi, jeigu pagalvotumėm apie rūką, tai jeigu einu pro rūką, tai galiu gal prasklaidyti tas draiskanas, bet jos už manęs vėl susiskleidžia ir tas rūkas neišnyksta nuo to, kad aš pro jį praėjau. Čia buvo kažkas panašaus. Tokie stebėjimai, jie, kaip jau užsiminiau anksčiau, mums svarbu yra išsiaiškinti kuo geriau, kaip tie vainikinės masės išmetimai veikia, kokios jų savybės yra, ir tam, kad galėtume pasakyti, kokį poveikį galėtų turėti Žemė ir geriau prognozuoti tą poveikį. Tai dabar šitie nauji duomenys prisidės prie to bendro supratimo, kaip tie kosminiai orai bendrai formuojasi ir kokio poveikio galime tikėtis iš įvairių vainikinės masės išmetimų. Galbūt netgi ateityje galime įsivaizduoti, kad kur nors arti Saulės, tarkim, išrikiuotumėm zondų, kurie tiesiog nuolatos stebėtų tą foninę šviesą, ir jeigu pamatytų, kad foninė šviesos staiga sumažėjo, tai būtų vienas iš būdų nustatyti, kad čia buvo stiprus vainikinės masės išmetimas, net jeigu paties to išmetimo nepavyksta užfiksuoti. Ir tą žinant, jau galima prognozuoti, kur tas reiškinys ar plazmos pliūpsnis nulėks. Taip pat kartu su šituo atradimu, analizuojant duomenų rinkinį, padarytas ir kitas, kad tos tarpplanetinių dulkių šviesos sumažėja tose vietose, kur yra matomos vadinamos skylės Saulės vainike. Tos skylės tai yra tiesiog regionai, kuriuose Saulės vainiko plazma yra retesnė. Tokie regionai, jie praktiškai visada egzistuoja ties Saulės ašigaliais, o kai Saulė darosi aktyvesnė, tai jau vis daugiau atsiranda ir arčiau pusiaujo. Manoma, kad per tas skyles yra paleidžiama dalis tų pliūpsnių ir taip pat reikšminga dalis greitų Saulės vėjo dalelių per ten išlekia. Bet esmė, kad šita sąsaja pastebėta, jinai patvirtina, kad tos vainiko skylės reiškia, kad ten yra mažiau, tarkim, laisvų elektronų, kurie irgi pataikę į tas dulkes gali sukelti papildomą švytėjimą. Taip kad, vėlgi, tai nėra nieko netikėto, bet gerai, kad toksai patvirtinimas, jis tiesiog sustiprina teoriją apie tai, kaip tas Saulės vainikas veikia ir kaip jis prisideda prie tarpplanetinės šviesos ar zodiakinės šviesos. Tai va, toksai, tiesiog galima sakyti, neapverčiantis kažką, bet žingsnis į priekį vis geresniam supratime apie kosminius orus. Ir kai Saulės aktyvumas dabar auga ir po poros metų pasieks maksimumą, tai tas kosminių orų supratimas darosi vis svarbesnis ir svarbesnis, ypač gausėjant žmonių misijų į kosmosą. Kaip tą kosmosą įsivaizduoti? Ar tai yra vakuumas, ar vis dėlto ten yra tų dalelių, medžiagos gabaliukų ir tarsi sninga, ar kažkokia medžiagos kupina erdvė? Tokio absoliutaus vakuumo, kad visiškai nebūtų nei vienos dalelės, tai kosmose reikėtų gerai paieškoti. Ta prasme, netgi pati mažiausio tankio aplinka, kur būtų
tarp galaktinės tuštumos vadinamos, net ir jose turbūt galima tikėtis rasti po kokią vieną dalelę į kubinį metrą. Panašiai, vieną ten vandenilio atomą ar ką nors panašaus. Galaktikoje, tarkim, paukščių take, Saulės aplinkoje vidutinė dujų koncentracija yra apie 1 dalelę į kubinį centimetrą. Tai yra milijonas dalelių į kubinį metrą. Aišku, daug mažiau negu Žemės atmosferos tankis ir daug mažiau negu geriausias laboratorijoje sukuriamas vakuumas. Tai dėl to vadinti tą vakuumų nėra klaida. Bet tai nėra absoliutus vakuumas, ta prasme, kad nėra visiškai jokių dalelių. Saulės sistemoje, tarp planetinėje erdvėje, tai ir tų dujų, daugiausiai plazmos iš Saulės vėjo ir dulkių, irgi yra. Skaičių nepasakysiu, kokia jų koncentracija, ten kiek dalelių, tarkim, į kubinį centimetrą, bet bent tokia kaip Saulės aplinkoje tai turėtų būti. Pabandžiau įsivaizduoti, kad ateina tas plazmos srautas dalelių Saulės į Džeimso Vebo kosminį teleskopą, kuris turi tą didelį skydą iš folijos. Ar pasijustų, kad jį stumtelėtų kaip Saulės burė ir jo orbita pakistų? Iš principo taip, toksai plazmos srautas pataikęs į kokį nors palydovą, ar tai būtų Džeimso Vebo teleskopas, ar tai būtų koks nors kitas palydovas, kur nors skrendantis, galėtų pakeisti jo orbitą. Bet manau, kad tas pokytis būtų tiesiog nykstamai mažas. Vis tiek Džeimso Vebo teleskopas jis nestovi tarsi prikaltas viename taške. Jis kaip ir yra vadinamajame L2 arba antrajame Lagranžo taške Žemės Saulės sistemos. Tai yra į kitą pusę nuo Žemės negu Saulė. Bet jis nėra tiksliai tame taške, o skraido tiesiog lėta orbita aplink jį. Ir tame taške ir kitų palydovų yra buvę. Ir vis tiek jie visi turi nedidelius variklius, kuriais gali pakoreguoti tą savo poziciją. Nes jo labiau nereikia tokio plazmos pliūpsnio. Mikrometeoritai, kurie vis kartais pataiko į tos teleskopus, jie irgi gali pakeisti orbitą. Taip kad tam tikrų kurso koregavimo mechanizmų tikrai reikia. Kokie jau tie mechanizmai yra ir kiek jie pajėgus atlaikyti tokius galimus poveikius, taip manau, kad pajėgus. Tas zondas, kuris skrieja aplink Saulę, kiek jis įkaista, kokia jo temperatūra, kaip sakei, kad po to jam reikia atvėsti? Ta pusė, kuri nukreipta į Saulę, tas visas šiluminis skydas, jisai turėtų įkaisti iki maždaug 1400 Celsijaus laipsnių, kas yra tikrai didžiulė temperatūra, kaip lyginant su buitinėmis, tarkim. Tačiau tas skydas yra pakankamai geras, kad visi moksliniai prietaisai, kurie nėra iškišti iš už jo, jie turėtų išlaikyti maždaug kambario temperatūrą. Taip, tai dabar gal tada pereikime prie antrosios naujienos. Gerai, eikim prie antros naujienos. Antra naujiena yra apie Paukščių tako galaktikos centrą, bet bendrai paėmus jį gali būti reikšminga ir kitiems galaktikų centrams ir taip pat kai kuriams kitoms žvaigždžių sistemoms, kaip tai pamatysim. Paukščių tako centre, kaip ir daugumos kitų galaktikų centruose, yra supermasyvi juodoji skylė, žinoma pavadinimu Šaulio A žvaigždutė, nes Šaulio tai dėl to, kad Šaulio žvaigždyne matosi visas galaktikos centras. Ir ta juodoji skylė, ją supa žvaigždės. Tų žvaigždžių yra kelios grupės, galima sakyti, kurios skiriasi savo tipiniu amžiumi, šiek tiek cheminė sudėtimi ir šiek tiek orbitomis. Pati centrinė tokia grupė yra vadinama S spiečiumi ir ta S spiečių sudaro bent jau 100, gal 1000 žvaigždžių. Bent jau yra virš 100 žvaigždžių, man atrodo, kurių orbitos yra daugiau mažiau žinomos.
tos orbitos jos yra išsidėsčiusios labai įvairiomis kryptimis, įvairiose plokštumose, tiesiog kad visos sukasi aplink juodąją skylę. Ir taip pat jos praktiškai visos yra gana ištęstos. Artimiausių juodai skylei žvaigždžių orbitų periodai siekia apie 14 metų. Tai kadangi tas pirmosios iš tų žvaigždžių atrastos praeito amžiaus pačioje pabaigoje, tai dabar jau kai kurių iš jų tikrai daugiau nei vieną pilną orbitą esame matę. Na, tokie stebėjimai labai naudingi yra, pavyzdžiui, bandant patikrinti reliatyvumo teorijos prognozes, nes tos orbitos turėtų pastebimai keistis nuo vienos orbitos prie kitos einant. Ir tai, kad, pavyzdžiui, kol kas ten tie visi pakitimai, kokie bebūtų, jie puikiai atitinka tas prognozes. Bet kyla klausimas, iš kur ten tos žvaigždės atsirado? Nes regionas prie juodosios skylės jis yra labai nepalankus žvaigždžių formavimuisi. Problema čia yra tokia, kad bet kokios dujos judančios aplink juodąją skylę, jos ne tik, kad turėtų judėti dideliu greičiu, daug didesniu negu kitur tipiškai galaktikoje, bet jų greičių gradientas, tai yra greičio pokytis tolstant nuo juodosios skylės, taip pat yra labai reikšmingas. Toks reikšmingas, kad jeigu turėtume dujų gumulą, kuris atrodytų pradeda trauktis ir galėtų suformuoti žvaigždę, tai tas gumulo kraštas, kuris yra arčiau juodosios skylės, jis judėdamas greičiau, tiesiog pabėgtų nuo to priešingo galo ir gumulas nesugebėtų susitraukti, jis tiesiog išsisklaidytų į tokią siūlą, paskui tiesiog išsibarstytų. Taigi žvaigždėms susiformuoti kaip ir nelabai yra kaip, nebent variantas būtų, kaip vienas iš modelių teigia, kad jeigu dujos buvo sukritusios į diską aplink juodąją skylę, tai tada to disko, ypač išorinėje dalyje, galėjo susidaryti sąlygos tinkamos žvaigždžių formavimas. Na, yra įrodymų, jog galbūt prieš keletą milijonų metų aplink tą juodąją skylę tikrai buvo diskas, nes tas disko egzistavimas reiškia, kad dujos ima sparčiai kristi į juodąją skylę, labai ryškiai šviečia, ir ta ryški šviesa gali turėti visokį poveikį galaktikai. Tai gal tas diskas tikrai buvo, taip kad tai galėtų paaiškinti ir tai, kodėl tos S žvaigždės čia egzistuoja, nes tų S žvaigždžių amžius irgi yra apie kelis milijonus metų, jis yra palyginus jaunas. Bet tada išlieka klausimas, o kaip čia taip yra, kad tų žvaigždžių orbitos labai įvairiomis kryptimis išsidėsčiusios, labai įvairiai ištęstos ir taip toliau. Jeigu jos susiformavo iš disko, tai kodėl jos neskrieja disko? Ir vėlgi yra įvairių ten galimų atsakymų variantų, o dabar mokslininkai pasižiūrėjo šitą problemą taip iš labiau fundamentalios pusės ir pasakė, kad čia jokio prieštaravimo nėra ir būti negali tarp teiginio, kad žvaigždė susiformavo diske ir to, kokias jų dabar orbitas matome. Nes tiesiog tokia sistema kaip tas S spiečius, ji yra labai chaotiška ir negali išlaikyti stabilumo ir tokios diskinės konfiguracijos ilgiau nei kelis šimtus metų. Chaosas, tas žodis, kurį paminėjau, chaotiška. Chaosą mes taip buitiškai suprantame kaip tiesiog kokią kenksmingą netvarką. Tačiau matematiškai chaosas turi tokį gana aiškų apibrėžimą, kad sistema vadinama chaotiška tuo atveju, jeigu labai labai mažas jos pradinių sąlygų pokytis laikui bėgant veda prie labai labai skirtingų galutinių rezultatų. Na, tarkim, jeigu paimtume sistemą, kurioje yra tik tai Saulė ir Žemė besisukanti. Taip, Žemė sukasi aplink Saulę ir sukasi. Jeigu mes truputėlį pajudintumėm Žemę kur nors iš šoną, tai ji vis tiek suktųsi labai panašia orbita aplink Saulę. Tokia sistema nėra chaotiška. Bet jeigu paimam sistemą sudarytą iš 3 panašios masės kūnų, tarkim, kurie vienas aplink kitą sukasi veikiami bendros gravitacijos, tai ten jau užtenka vos nykstamai mažo
pokyčio vieno kūno padėtyje ir laikui bėgant jau tų dviejų sistemų, kurios pradžioje skiriasi nykstamai mažai, jau jų evoliucija ima vis tolti ir tolti ir tolti viena nuo kitos, kol galiausiai viena visiškai vienaip evoliucionuoja, kita visiškai kitaip. Tokia sistema vadinama chaotiška. S-spiečius sudarytas iš bent kelių šimtų, jeigu ne kelių tūkstančių žvaigždžių. Jis pasižymi daugybę tokių, galima sakyti, netikėtų artimų tarpusavio santykių. Nes viena žvaigždė juda ištęsta orbita, kartais artėja prie juodosios skylės, nutolsta, artėja, nutolsta. Ir kita žvaigždė juda orbita, artėja prie juodosios skylės, nutolsta, artėja, nutolsta. Tos orbitos yra skirtingose plokštumose, jų periodai skirtingi, bet vis tiek abidvi priartėja prie juodosios skylės. Tai kartais gali nutikti taip, kad tos žvaigždės vos ne vienu metu priartėja labai arti juodosios skylės ir kartu priartėja labai arti viena prie kitos. Ir tada, nors vidutiniškai vienos žvaigždės gravitacija kitai žvaigždei beveik neturi įtakos, bet jeigu nutinka toksai suartėjimas, tai tada jis gali turėti labai didelį įtaką ir staiga tų žvaigždžių orbitos pasikeičia ir jos ima judėti kažkokiom visai kitom orbitom. Labai staigus ir greitas orbitų pokytis gali įvykti. Tai čia jeigu dvi žvaigždės turime, tai tada gali reikėti laukti tenai 10 tūkstančių, gal ir milijonus metų, kol toksai suartėjimas įvyktų. Bet jeigu turime šimtus ar tūkstančius žvaigždžių, tai tokie suartėjimai ir artimi prasilenkimai ir dėl to įvykstantis orbitų pokyčiai, jie vyksta vos nenuolatos. Taigi, ką mokslininkai čia padarė, tai išnagrinėjo tokią sistemą kaip S-spiečius, būtent vertindami, kaip dažnai įvyksta tokie artimi prasilenkimai ir orbitų pokyčiai ir kaip dėl to keičiasi bendra sistemos konfiguracija. Ir taip jie nustatė, kad per vos maždaug 500 metų tasai S-spiečius turėtų visiškai išsiskaidyti, neišsisklaidyti, bet išsibarstyti orbitų plokštumos visaip kaip, nesvarbu kokia jų buvo pradinė konfiguracija. Arba kitaip tariant, žvaigždės visiškai pamirštų tai, kokios buvo jų pradinės orbitos. Tai nesvarbu, kad jos galėjo susiformuoti diske, bet vos per kelis šimtus metų, tai yra nedaugiau nei keliasdešimt tų žvaigždžių orbitų, visos orbitos savo išsibarsto kaip kur ir gauname tokį spiečių, kuris nieko nebeatsimena apie tai, kad formavosi diske. O nuo jos susiformavimo praėjo bent keli milijonai metų, taip kad tikrai daugiau laiko negu reikia tam, kad tos orbitos išsibarstytų visai. Ir šitokia pati analizė, ji tinka ir kitų galaktikų centrams, kur irgi gali būti panašių spiečių ir galbūt didesnio masto sistemoms, kurios taip pat yra aplink juodąją skylę. Tiesiog tenai laiko skalės to chaoso pasireiškimo turėtų būti daug ilgesnis. Ir tai gali paaiškinti, kodėl šiek tiek didesniu atstumu nuo juodosios skylės yra matomi žvaigždžių diskai, nes tos žvaigždės irgi yra milijonų metų amžiaus. Tai tenai milijonai metų, bet dar chaosas galbūt nepasireiškia. Šičia arčiau jau jisai pasireikšti galėjo. Ir taip pat tas nurodo, kad iš dabartinių stebėjimų kaip nors prognozuoti, kas vyks su tuo S-spiečiumi, su jo žvaigždėmis, galima ten dešimtmečiams į priekį, galbūt 100 metų į priekį, bet ilgesniems laiko tarpams jau labai sudėtinga ką nors prognozuoti, nes tiesiog sistema yra chaotiška. Ir net ir palyginus nedidelės stebėjimų paklaidos, jos įveda tokį neapibrėžtumą į tolesnę sistemos evoliuciją, kad tiesiog nieko konkretaus pasakyti nebegali. Ar tos žvaigždės turi egzoplanetų? Koks ten gyvenimas verda? 100% pasakyti negalime, bet greičiausiai neturi. Dėl tos pačios priežasties, dėl kurios žvaigždėms šiaip susiformuoti ten sudėtinga ir dėl tos priežasties, kurią aiškinau, kodėl jų orbitos taip keičiasi. Nes ten yra dažni artimi žvaigždžių prasilenkimai viena per kitą.
Jeigu žvaigždės arti viena kitos prasilenkia, tai tiesiog kaimyninės žvaigždės gravitacija gali išblaškyti bet kokias planetų orbitas ir išsvaidyti tas planetas irgi lakstyti atskirai nuo žvaigždžių. Taip kad gali būti, kad ten yra planetų, bet tos planetos laksto tiesiog atskirai nuo žvaigždžių tame pačiame spiečiuje. Tos planetos skrieja kas savo ir jos irgi gali susitrenkti ir pažerti asteroidų ir galbūt net ir suformuoti va tokį asteroidą kaip Psyche, kur dabar bus NASA misija neužilgo. Taip, iš principo, tenai tiesiog tame regione žvaigždžių ir visų kitų kūnų koncentracija yra daug didesnė negu, tarkim, Saulės aplinkoje. Saulės aplinkoje, iki artimiausios Saulės žvaigždės yra daugiau nei parseko atstumas. Tenai galaktikos centre visas S spiečius yra gerokai mažesnėme negu 1 parseko spindulio rutulyje. O, kaip sakiau, žvaigždžių šimtai arba tūkstančiai. Atitinkamai, jeigu ten galėjo bent pradėti formuotis planetos, arba jeigu ne planetos, tai bent jau asteroidai įvairūs, tai jų irgi turėtų būti labai daug ir jie, kad ir paživę atplėšti nuo žvaigždžių, jie tiesiog turėtų suformuoti tokį didžiulį debesį. Tai taip, susidūrimai tenai visokie yra įmanomi ir suskaldymai visokie įmanomi, nukritimai iš žvaigždės į juodąją skylę ir taip toliau. Visa tai yra įmanoma. Netgi gali būti, kad tokį reiškinį kaip praktiškai kasdien stebimus žybsnius Šaulio A žvaigždutės, tos juodosios skylės aplinkoje sukelia būtent į ją krentantis asteroidai. Bet čia tik tai viena iš galimų hipotezių, kas juos sukelia. Ar gali sukurti tokį asteroidą kaip Psyche? Tai manau, kad taip, tikrai įvairiausių baigčių įmanoma. Ir vėlgi, jeigu planetų formavimosi procesas tenai kur nors spėjo pažengti tiek, kad susidarė tokie diferencijuoti kūnai, tai yra tokie, kurie turi branduolį, mantiją ir plutą, tai tikrai galėjo vykti susidūrimų, kurie tą branduolį apnuogintų ir paliktų tokį metališką asteroidą. O ar kaip manai, ar ateityje bus kokių nors misijų, kad nuskristi tenais ir iš arčiau apžiūrėti tą juodąją skylę ir tą visą pasaulį ir tą netvarką? Na kaip, atstumas iki galaktikos centro nuo Saulės yra kiek daugiau nei 8000 parsekų. Atstumas iki artimiausios Saulės žvaigždės, kaip jau minėjau, kiek daugiau nei 1 parsekas, apie 5000 kartų arčiau. Bet iki tos žvaigždės kol kas nuskridę toli gražu nesame ir tik tai vienas vizionieriškas Breakthrough Starshot projektas turi tikslą nusiųsti spiečių mažyčių zondų iki tenai per kažkada šiame amžiuje. Net jeigu galėtume paleisti zondus praktiškai šviesos greičiu, jie iki Paukščių tako centro keliautų 25 000 metų. Tai kaip ir akivaizdu, kad šita tokia misija praktiškai nebus įmanoma turbūt niekada. Iš kitos pusės, prieš kokį 100 ar 150 metų galėjo praktiškai neįmanoma atrodyti žmonėms nuskristi į Mėnulį. Arba ten nusiųsti kokį nors robotinį zondą į Marsą, arba nusiųsti robotinį zondą patyrinėti Saulę iš labai arti. Bet žmonės šitą sugebėjo padaryti. Tai negaliu taip jau visiškai 100% garantuoti, kad nebus atrastas koks nors toksai milžiniškas proveržis fizikoje, kuris leistų keliauti daug greičiau už šviesą ir nulėkti iki to galaktikos centro, pasižiūrėti, kas ten vyksta ir grįžti atgal. Aš tikrai labai norėčiau, kad kas nors tokio įvyktų, nes labai faina būtų pamatyti iš arti vaizdus ar galaktikos centro, ar kitų galaktikų, ar bent jau kitų žvaigždžių. Bet kol kas tai prieštarauja mums žinomiems fizikos dėsniams. Tikiuosi, kad kada nors, kaip nors bus šitos problemos įveiktos, bet kaip tai galėtų būti padaryta, nežinau ir daug vilčių nededu. Kągi, ačiū tau, Kastyti, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite mus, remkite Contribui platformoje ir susitiksime už 2 savaičių. Ačiū, kad žiūrite. Iki.